Po tiesioginėme eteryje patirto šoko Gintarė negalėjo atsigauti visą savaitę. Aš dvejojau, ar man verta pasilikti toliau. Mintis apie pasitraukimą Gintariai kilo po netikėto komisijos nario Nerijaus Juškos sprendimo praėjusį sekmadienį. Paprasčiausiai nežinau, kaip komisija pritars man, bet aš paprasčiausiai atsisakau vertinti šitą šokį. Jūs darykit kaip norit. Baleto artistą papiktino Gintarės avantiūra šokti traumuotą koją, nepaisant medikų įspėjimo apie sveikatos pablogėjimą. Po kategoriško komisijos pirmininko pareiškimo, pora nepaliko scenos ir sušoko keletą mėnesių repetuotą kvikstepą. Išgyvenom tikrai pakankamai nemažą stresą, nes tai buvo pirmasis balsavimas mums. Ir kai jau ir taip atrodė, kad jau stovi, tu paleis muziką ir tau jau širdis vos neplyšta iš krūtinės. Ir staiga prasideda visas tas šou. Aš buvau labai piktas, sakau, aš ir dabar nepasakyčiau, kad aš jau atleidau ar čia viską. Tai taip, aš ant jo piktas. Buvo labai nesmagi situacija, vienas dalykas, o kitas dalykas, tai, žmogus profesionalas turėtų suvokti tokį dalyką. Jeigu jisai nesuvokė, tai man jo gaila. Nepaisant viduje kunkuliuojančių emocijų, pora tiesioginėme eteryje nepratrūko. Aš iš tikrųjų labai nustebau pamačiusi įrašą tos laidos. Nes tuo metu atrodė, kad siaubas. Kažkoks siaubas.